Praktiniai patarimai, įdomus faktai, svarbiausios aktualios iš Lietuvos ir pasaulio. Viskas vienoje vietoje. Ką suklausius per keliolika minučių ne tik tapsi protingesnis, turėsi įdomių temų kalbantys su draugais, bet ir atlikus nesudėtingus veiksmus praturtėsi finansiškai. Kas gali būti geriau? Su komanda paruošiam tau įdomaus turinio. Kodėl Nvidia rekordus muša, kaip Isaakas Newtonas vos netapo Apple reklaminiu veidu, kaip Walmartas amerikiečius persekiojo, kokios šventos karvės drebina Indijos rinką, kas Toyotai svarbiau, saugumas ar pinigai, kiek kainavo brangiausia H&M suknelė, pagaliau mažėja Euriboras, beta ir grupinis bankrotas ir gana tų spoilerių. Pradedam dabar pat. Kol Lietuva ruošiasi joninėms, pasaulio investuotojai taip pat laukia savotiško baliaus. Šventės kaltininkė Amerikos technologijų gigantė Nvidia. Žinau, naujienos apie šią įmonę jau visus juodai užknisusios. Bet argi įmanoma neapkalbėti fakto, jog praeitą savaitę naujoji Nasdaqo pažiba peržengė simbolinę $3 trilijonų kapitalizacijos ribą ir tapo antrąją pagal vertę kompaniją pasaulyje. Švenčiančią įvykį lygiagrečiai įvyko ir kompanijos akcijų splitas. Jei turėjai vieną Nvidios akciją, sveikinu, dabar jų turi jau 10. Nors bendra jų vertė nepakito. Taigi, kaip ir buvo žadėta, splitinimas įvyko 10 prie 1 santykių. Beje, jei nežinojai, ši lustų ir programinės įrangos gamintoja vien tik šiais metais pabrango jau daugiau nei 150%. Nuo 2022 metų lapkričio mėnesio, kai buvo išleistas ChatGPT, bendrovės akcijų kainos skriejo lyg iš degančio naikintuvo kapituliavęs pilotas. Ji pakilo daugiau nei 600%. Kas ten dar netiki dirbtinio intelekto revoliucija? Kitas klausimas, kurį tikrai dažnai sulaukiu, ar šiuo metu verta įsigyti Nvidios akcijų besislepiančių po NVDA tikeriu. Sunku pasakyti, nors veikiausiai daugelis šioje vietoje manęs paklaustų, ar man su galva viskas gerai. Investuotojai iš esmės laikosi strategijos pirk brangiai ir tikėkis parduoti dar brangiau. Bent jau iki šiol tokia taktika šios kompanijos atžvilgių kuo puikiausiai pasiteisino. Nuo man karts nuo karto pirštai niežti Nvidia pašortint. Greitas augimas yra gerai, bet kiek dar laiko gali trukti ši nesveika manija? Be to, kai įmonės apyvarta siekia 60 milijardų žaliųjų per metus, o jos kapitalizacijos rinkoje viršė $3 trilijonus, na šiokios tokios mintis kyla, tiesa? Taigi, jei ir tu manai, kad Nvidios augimas nėra begalinis, spausk like ant šio video ir jei surinksime daugiau nei 500 patiktukų, pažadu pašortinti šią įmonę viename iš savo viešai prieinamų portfelių. Nuo mano portfelius nemokamai gali sekti paspaudus ant nuorodų komentarų sekcijoje. Pasekus portfelius ne tik galėsi matyti jau padarytas esamas investicijas, bet ir kiekvieną mėnesį, kai kažką pirksiu ar parduosiu, iškart gausi e-mail pranešimus. Ir nepamiršk, kad jeigu kažkas nepavyksta, ar turi klausimų, brūkštelk į komentarus ar man asmeniškai į Instagramą ir aš tau būtinai atsakysiu. Na, o mes bet kuriuo atveju keliame nealkoholinio šampano taures už naujos investicinio pasaulio superžvaigždės rezultatus ir tikimės, jog dirbtinis intelektas išgelbės pasaulį bent jau nuo natūralaus žmonių kvailumo. Su dirbtiniu intelekto iššūkiais pastaruoju metu priversta kovoti ir kompanija užleidusi savo pozicijas Nvidiai, Silicio slėniui įsikūrusi Apple korporacija. Būtent ji buvo nukarūnuota įmonių kapitalizacijos rungtynėse ir šiuo metu turi tenkintis garbingųjų bronzos medalių. Steve'as Jobsas karste vartosi, ypač turint omenyje, kad būtent Apple'as kadaise buvo pirmąją pasaulio įmonę, kurios rinkos vertė viršijo 1, o vėliau 2 ir vėliau $3 trilijonus. Per pirmąjį 2014 metų ketvirtį žmonės visame pasaulyje prisipirko tiek iPhone'ų, kad Apple'as uždirbo daugiau pinigų nei Amazon, Google ir Facebookas kartu sudėjus. Prisipažink, gal ir tu stovėjai vienoje iš tų naktinių eilių prie šviežiai iškepto naujutėlaičio ir blizgančio mobiliako? Na, o šiandien kompanijos reikalai primena jos logotipę esantį nukastą obuoliuką, kuriame panašu, jog įsiveisė visa kirminų banda. Na, o kirmelės gan ėdrios ir bando suvalgyti visą investicinį Apple patrauklumą. Kol Nvidia kaina auga it grybai po lietaus, Apple akcijos nuo metų pradžios yra pabrangusios varganais 2%. Su dividendais bendrovė pastaruoju metu taip pat nedraugauja. Jie siekia vos $1 per metus. Susivedame kompanijos tikerį AAPL į paieškos langelį ir paskaičiuojame, kad su dabartinė $195 akcijų kaina įmonės dividendinis pajamingumas netrodo itin skaniai. Jis vos viršė 0,5%. Investicinio pasaulio virtuvėje patiliukai šnapždamas, jog smarkiai dirbtinio intelekto srityje atsiliekantis Apple'as netrukus gali pasirašyti partnerystės sutartį su Altmanu ir OpenAI. Taigi, nori ar nenori, bet obuoliukai taps dar išmanesni. O jei jau prakalbam apie obuoliukus, ar žinojai, kad kompanijos pavadinimas Apple kilo dėl Jobso meilės šiam vaisiui? Pasirodo, vyrukas buvo itin griežtas vegetaras ir valgydavo vien tik vaisius, ypatingai obuolius. Iš čia ir įmonės pavadinimas. Gerai, kad jam nepatiko bananai. Nukastas bananas logotipe? Originaliai atrodytų, ane? Kad būtų dar įdomiau, istorija su obuoliais čia nesibaigė. Priminime bendrovės logotipe kadaise buvo pavaizduotas seras Isaakas Newtonas. Paveikslėlėje buvo pateikta detali žymaus fiziko, kuriam ant galvos tuoj bumtels obuolys nuotrauka. Visgi Apple PR-šikai suprato, kad logotipas pernelyg detalus
stambus ir griozdiškas. Newtoną ištrynė, o obuolį apkramtė, bet paliko. Genialumas slypi paprastume, ane? Nu, neskaitant pozicijų ETF-uose, 10 vienetų obuoliukų aš taip pat turiu savo portfelę su vidutinė pirkimo kaina po $141. Kas šiai dienai fiksuojant pardavimą man uždirbtų $555. Asmeniškai planuoju investuoti toliau ir parduoti savo pozicijos pakol kas tikrai neketinu. Jeigu ir tu nori turėti savo investicinę sąstą ir investuoti į Apple, S&P 500 ar kitas kompanijas bei fondus, tą gali daryti per Freedom24 brokerį. Registracija nemokama, o visas reikalingas nuorodas ir instrukcijas rasi šio video aprašyme. Turtingi žmonės nedaro stebuklų, jie tiesiog įdarbina savo pinigus, kad pinigai uždirbtų naujus pinigus. Volia, mielas draugė, va tau ir visas stebuklas. Jeigu savarankiškai daryti veiksmus vis dėlto nedrąsu, keliauk į puslapį pociūnas.lt, užsiregistruok į nemokamą konsultaciją ir vienas iš mūsų komandos konsultantų padės nepasimesti visoje investavimo kelionėje. Paprastai, tačiau visai neprastai reikalai klostosi ir kitoje Amerikos kompanijoje Walmart'e. Ši mažmeninės prekybos korporacija valdanti visą tuntą prekybcentrių, universalių parduotuvių ir šiaip visokiojo paplauko prekybviečių metus pradėjo su trenksmu. Pasirodo, per pirmąjį 2025 metų ketvirtį, taip, Walmart'as turi gan įdomią fiskalinių metų skaičiavimo metodiką. Kompanija padidino savo konsoliduotas pajamas 6%, nuo $159,5 milijardo pernai iki $161,5 milijardo šiais metais. Atrodo, suma ne itin verta dėmesio. Tačiau štai pelno pokytis išvertė iš kojų ne tik pirkėjus, bet ir analitikus. Nuo $1,6 milijardo pernai iki $5,1 milijardų baksų šį ketvirtį. Ką jie ten tokio pardavinėja? Na, o jie tikrai pardavinėja savo akcijas. Jų biržoje gali įsigyti už $67. Nors Wall Street'o vilkai vienu metu staugia, kad įmonė turėtų kainuoti bent jau $70 už vienetą. Ką tai turėtų reikšti tau, mielas mano investuotojai? Tuo, kad analitikai sako, kad ši kompanija pagal juos nėra pervertinta. Na, o man ši kompanija patinka dar ir dėl to, kad ji reguliariai ir nuobodžiai moka dividendus. Ir moka juos daugiau nei pusę amžiaus. Ir kas įdomiausia, 29 metus iš eilės juos didina. Čia tai bent atkaklumas, ane? Nors dividendiniai mokėjimai nėra karališkai, įmonės dividendinis pajamingumas tesiekia 1,2%, visgi pats Walmart'as yra priskiriamas dividendų karalių gretoms. Jei nežinai, kas tai dividendų karaliai, bet norėtum atskiro įsamaus ir įdomaus video apie investavimą į dividendų karalius, komentarų sekcijoje parašyk komentarą "Noriu" ir mes su komanda būtinai sukursime video apie tai. O štai Walmart'as problemų su verslo plėtros strategijomis tikrai neturi. Vilniečiai nuolat linkę skųstis, kad mūsų miestas tampa dideliu prekybcentriu. Ant kiekvieno kampo dygsta naujos Maximos, Norfos ar Rimekai. O štai amerikiečiai niekaip negali pabėgti nuo Walmart'o persekiojimo. Tyrimai atskleidė, kad net 90% JAV gyventojų gyvena maksimum 10 mylių atstumu nuo Walmart'o. 10 mylių Amerikoje kaip tavo pasivaikščiojimas namuose nuo virtuvės iki tūliko. Beveik nulis atstumo prasme. O tie, kurie gyvena Aliaskoje ar kitose dievų užmirštose užkampiuose, gali apsipirkti Walmart'o elektroninėje parduotuvėje. Joje beje kas mėnesį apsilanko tik 100 milijonų žmonių. Nu jo, mūsiškiai barbarai yra kur pasitempti. Matyt, suvokdamas savo kompanijos augimo potencialą, jos įkūrėjas Samas Waltonas 80% įmonės perleido savo vaikams dar prieš Walmart'ui tampant tuo, ko jis yra šiai dienai. Dėl to jo įpėdiniai tapo pasakiškai turtingi, nesumokėję nė cento turto mokesčio. Ot gudruoliai, ane? Na, o aš bandydamas būti gudrių investuotojų taip pat svarstau įsimesti šios kompanijos akcijų į vieną iš savo dividendinių portfelių, kuriame jau yra 18 kompanijų. Kaip jau minėjau, sekti mano portfelius gali nemokamai Freedom24 brokerį, o nuorodas rasi šio video komentaruose. O kol tu stebi mano kelionę investicinėme pasaulyje, Azijos kontinentas užgniaužęs kvapą spokso į didžiausio pasaulio rinkimų rezultatus bei jų pasekmes. Kalbame aišku apie šventųjų karvių, hinduizmo ir Bolivudo tėvynę Indiją. Birželio pradžioje žavau žiliaplaukio Indijos ministro pirmininko Narendros Modi nepakankama sėkmė rinkimus sudrebino šalies akcijų rinkas smarkiausiai nuo COVID protrūkio 2020-aisiais. Tiek didžiausias 30 stambiausių kompanijų apimantis Indijos indeksas Sensex, tiek platesnis Nifty 50 indeksiukas per vieną dieną driokstelėjo 6% žemyn. Ir šis nuopolis įvyko praėjus vos 24 valandoms po to, kai abu indeksai pasiekė savo all-time high įverčius. Kaip pasakė Benas Grahamas, rinka gan įnoringa ir nestabili būtybė. Delio atvejis tą puikiai parodo. Na, o mano kuklė nuomonė, Indijos marketas šiuo metu yra bene labiausiai pervertinta rinka pasaulyje. Nors daugelis vakarų įmonių, tokių kaip anksčiau aptarti Walmart'as ar Apple, turi labai glaudžius ryšius su šia Azijos valstybe. Prisikepė ten savo gamyklų, išnaudoja pigią vaikišką darbo jėgą ir džiaugiasi uždirbtamais milijardais. Bet ar tikrai pinigai nekvepia? Bet kuriuo atveju po šių rinkimų tvaiko ir rinkos krešo investuotojams nervų nuraminimui tikrai perverstų keli jogos pratimai arba Kamasutros pavartimas. Jei nežinojai, ši knyga taip pat kilusi Indo ir Gango sankirtoje. Taip sakant, kaip kas moka, tas taip atsipalaiduoja.
O štai atsipalaiduoti laiko neturi kitoje Azijos šalyje įsikūręs Toyota koncernas. Vidinis tyrimas atskleidė, kad japonų įmonė čytino atlikdama 7 naujų modelių crash testus. To pasekmėje bendrovės CEO Akio Toyoda, ne Toyota, o Toyoda, ir šiaip klausimas, ar jį šias pareigas paskyrė vien dėl pavardės, pranešė laikinai pristabdanti 3 modelių gamybą. Matematika pas vyruką aiškiai šlubuoja. 7 mašinos su defektais, o negamins tik 3, o 4 likę lai savo važinėja. Įdomi strategija. Apskritai, Toyota santykio su saugumu ir jį reguliuojančiamis institucijomis pastaruoju metu blizgančių tikrai nepavadinsi. Tai testuose sukčiauja, tai gęstančius variklius įmontuoja, ko pasiekmėje tenka atšaukti 100 000 jau pagamintų automobilių. O kaip į tai reaguoja investuotojai? Pasižiūrėkime. Kompanijos tikeris TM, bendra rinkos kapitalizacija $330 milijardų. Nuo metų pradžios įmonės akcijos jau pabrango 13%. Tiesa, pastarosiomis dienomis akcijų kaina juda priešingo vektoriaus linkme. Visgi tai netrukdo tokiems grandams kaip Morgan Stanley ar Goldman Sachs išlaikyti buy rekomendaciją šios įmonės atžvilgiu. Pirkti Toyotos akcijų šiuo metu gali už $208. Tiek suplojęs gali tikėtis dar ir beveik $5 siekiančių dividendinių mokėjimų. 2 riebus procentai dividendinio pajamingumo širdį tikrai džiugina. Na, o kompanijos sėkmė kadaise pradžiugino Japonijos vyriausybę, kad pastaroji nusprendė pervadinti vieną šalies miestą Corona bendrovės vardu. Taip Japonija turi savotišką Detroit variantą – Toyota City. Tikriausiai nenustebinsiu, jei pasakysiu, jog net 40% šio megapolio gyventojų dirba automobilių pramonėje. Beje, ar žinojai, kad populiariausias automobilis Afrikos kontinente taip pat yra Toyota? Jei ne, spausk like mygtuką, nes ką tik sužinojai kažką naujo, o žinios juk tai didžiausias mūsų turtas. Neblogus turtus pastaruoju metu kraunasi ir Lietuvoje puikiai pažįstama Hennes & Mauritz įmonė. Ką nesi apie tokią girdėjęs, užeik į bet kurį Akropolį ir suprasi, kad tikrai žinai, apie ką eina kalba. H&M. Ši Švedijos mažmeninės drabužių prekybininkės valdoma bendrovė vien tik mūsų šalyje per paskutinius finansinius metus padidino savo pardavimus 3%, nuo 30,7 iki 38,2 milijonų eurų. Išleisti 38 milijonus ant šmutkių? Wow! O sako, lietuviai neturi pinigų. Dar spiningiau atrodo grynojo pelno pakaba, o tiksliau eilutė. Ji padidėjo 33%, nuo 697 000 iki 925 000 eurų. O tai šmutkių prisipirkom. Spinta pilna, o rengtis kai visada nėra ką, ane? Jokai jokais, o vat kompanijos motininės įmonės Hennes & Mauritz finansinių spintų tuštuma tikrai nesiskundžia. Švedijos biržoje kotiruojama kompanija per 12 paskutinių mėnesių padidino savo kapitalizaciją beveik 30% iki 297 milijardų kronų. Skandinavai nuolat priverčia mus konvertuoti valiutą. Verčiu į žmonių kalbą – 26 milijardai eurų. Štai tiek turėtum suploti norėdamas įsigyti visą H&M rinkos kainomis. Tiesa, iš šios sumos tau grįžtų 4%. Būtent toks yra kompanijos dividendinis pajamingumas. Be to, kaip pažymi analitikai, šiuo metu H&M PE rodiklis, kainos ir pelno santykis siekia vos 18,6, nors aprangos pramonės įmonių vidurkis siekia 20,7. Taigi panašu, kad kompanija tikrai nėra pervertinta. Nusipirkti bendrovės akcijų kainuojančių kiek daugiau nei 16 eurų išgali kiekvienas. Tas pats pasakytina ir apie įmonės produkciją. Nors šiuo metu H&M yra antras pagal dydį drabužių mažmenininkas pasaulyje po Inditex Zaro savininkės, jų rūbai tikrai neplona net lietuvių piniginių. Beje, ar žinojai, kiek kainavo brangiausiai parduotas H&M gaminys? Tai buvo rankomis siūta suknelė su įvairiaspalviais karoliukais, sukurta bendradarbiaujant su Balmain. Ji buvo parduota už, dėmesio, silpnų nervų žiūrovams patariu atsisėsti, neįtikėtinus $649. Diorai, Prados ir Veros Van gali velniop nuo podiumo nusiridenti, vien tik nuo minties apie tokias žemas savo puošnių suknelių kainas. Pala, tai va kam buvo reikalingos nelegalios gamyklos Myanmare, arba bent jau tokie gandai sklandė 2017 metais, kuomet įmonė buvo kaltinama vaikų išnaudojimu Azijoje. Visgi nepagautas, ne vagis, tad palikime gandus ramybėje, o H&M įsidėkime į savo watchlistą. O birželio pradžioje pastvirtino kiti ilgai ore tvyroję gandai. Europiečiai pagaliau turi priežastį šokinėti iš laimės, arba bent jau lengviau atsipūsti. Europos centrinis bankas nusprendė pasekti Kanados, Šveicarijos ir Švedijos pėdomis, bei sumažinti palūkanų normas. Žinoma, skolinimasi kaštai mažėja nedaug. Visos 3 pagrindinės ECB palūkanų normos menksta tik 25 baziniais punktais. Tačiau tai pirmasis tokio pobūdžio veiksmas per 5 paskutinius metus. Priklausomai nuo tolimesnių reguliuotų sprendimų, keisis ir lietuviams toks aktualus Euribor dydis. Kas įdomu šiuo atveju, tai kad mūsų kolegos iš už Atlanto tokiose situacijose visat užbėgdavo eurozonai už akių. Amerika, alio, ko jūs ten laukiat su savo 5+%? Nors optimistai tiki, kad šiais metais galima būtų tikėtis dar 2 ECB palūkanų normų karpimų, aš nusteikęs kiek skeptiškiau. ECB tiesiog negali sau leisti prabangos mažinti palūkaną žymiai greičiau nei tą darys Fedas. Paklausi manęs, kodėl?
nes tai nulemtų euro kurso silpnėjimą dolerio atžvilgiu. O to, patikėk manim, nenori niekas. Taigi, Vašingtonai, laukiame tavo ėjimo. Priešingų atveju Europos paskolų turėtojai ir toliau jausis it musės voratinklė. Drebės ir lauks, kada voras šiuo atveju aukštos palūkanos jiems galą padarys. Bet čia aš turiu tau sprendimą, kaip sumažinti savo palūkanas ir bankui mokėti mažiau, bei sutaupyti nuo kelių iki keliasdešimt tūkstančių eurų, gali sužinoti pasižiūrėjus mano video Būsto paskola, kaip sumažinti kredito palūkanas ir sutaupyti. Thumbnailą rasi čia. Jei jau kalbame apie galus, gaudyk visiškai neinvesticinio pobūdžio naujieną. Birželio 7 dieną paaiškėjo, kad bankrutuoja apsipirkimų internetu platformų beta.lt ir grupinis.lt šeimininkė bendrovė Beta Media. Nors iki 2022 metų įmonė veikia pelningai, šią gegužę pradėjo sklandyti gandai, kad kompanija neatsiskaito su savo tiekėjais. Turi prisipirkęs jų kuponų? Papasakok komentaruose, kaip sekasi susigrąžinti pinigus. Nors visiems Lietuvoje sekasi blogai, štai paimkime INVL kompaniją. Ši investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė šiemet per sausio-kovo mėnesius uždirbo beveik 5 milijonus eurų. Ašara jūroje palygintume su Nvidia ar Apple, bet Lietuvos mastelis tai tikrai neblogas rezultatas. Juolab jei prisiminsime, kad pernai per tą patį laikotarpį kompanijos neaudituoto grynojo pelno dydis siekia vos 1,1 milijono eurų. Tai yra 4 mažiau nei šiemet, o kad paprastų žmonių atlyginimai didėtų 400% per metus. Tik vat įdomus paradoksas. Invaldos atveju uždirbamų pinigų skaičius didėja, o grupės valdomas klientų turtas menksta žaibiškais tempais. Nuo 2 milijardų eurų pernai iki 971 milijonų eurų šiemet. Na, o tu, jei nori užsidirbti, Invaldos akcijų gali rasti Vilniaus Nasdaq biržoje. Ten jos slapstosi po IVL1L slapyvardžiu. Šio video filmavimo dieną vienas grupės gabalėlis, tai yra akcija, kainavo kiek brangiau nei 13 eurų. Jei šią įmonę būtum investavęs prieš metus, dabar džiaugtumėsi beveik 20% finansinė grąža. Na, žinoma, jei investuoti pradėjai seniau ir turi prieš 5 metus įsigytų Invaldos akcijų, sveikinu, uždirbai beveik 140% iš savo investuoto kapitalo. Jei investuosi į Invaldą šiandien, po 5 metų uždirbsi, kiek? Savo spėjimą rašyk komentaruose ir po 5 metų galėsime vėl susibėgti ir pasižiūrėti, kieno atsakymas buvo arčiausiai tiesos. Nu, jei investuoti dar taip ir nepradėjai, pradėk tą daryti tučtuojau. O aš ir mano komanda ir toliau su mielu noru dalinsime su tavim finansinio pasaulio naujienomis ir mintimis, kur padėti, tai yra investuoti tavo sunkiai uždirbtą kapitalą. Taigi bėk uždirbinėti ir investuoti pinigus, o mes lekime kurti naujo turinio. Pasimatome kitame video. Iki!